Sveiki, aš esu Šarūnas Jasiukevičius, jūs žiūrit laidą Praeities žvalgas. Retai būna, kad aš šitą patį objektą atvažiuočiau antrą kartą, tačiau šį kartą taip ir bus. Molotovo linija. Maždaug prieš 1,5 metų aš jau dariau laidą apie šį objektą. Dabar padarysiu dar kartą, todėl kad turiu galimybę atvažiuoti ir susipažinti nuodugniau. Šiandien aš susitiksiu su tyrinėtojais iš Lenkijos, kurie atvyko į Lietuvą specialiai atlikti tyrimus ir inventorizuoti Lietuvoje esančius Molotovo linijos bunkerius. Taigi, aš prisijungsiu prie tyrinėtojų komandos, mes su jais susitiksime ir... Rafal. Tai yra pirmasis mūsų pašnekovas šiandieną. Aš savo automobilį paliksiu miestelyje ir mes su jų visureigiu vyksime į jų stovyklavietę. Iš stovyklavietės greičiausiai persėsime į specialų transportą ir bandysime nuvažiuoti iki vietos, iki artimiausio čia esančio vieno iš bunkerių ir mums papasakos tai, ką jie žino. Aš manau, kad mes sužinosim daugybę informacijos ir labai daugiau negu aš papasakojau praeitoje laidoje. Aš primenu, kad Molotovo linija yra 4500 km ilgio, kelių tūkstančių bunkerių gynybinė linija, kuri buvo pastatyta Lietuvoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje. Pats pirmas bunkeris šios linijos buvo pastatytas būtent Lietuvoje, Palangoje. Mes dabar pradėsime tyrinėti nuo, nežinau, kažkelinto bunkerio. Lietuvoje yra oficialiais duomenimis šiek tiek virš 100, tačiau tyrinėtojai jau yra nustatę, kad jų yra gerokai daugiau. Wikipedijoje parašyta 101, bet mes žinom, kad jų yra daugiau. Taigi aš dabar pasiimu savo iš automobilio daiktus и переседам и вisureigį, с kuriuo važiuosim į laukus. Какая ваша организация? Как называется? Наша организация называется «Использовательная группа Крепость». Это интернациональная организация. У нас немного, у нас около 10 человек. 10 человек, 10 žmonių группе. Что за интерес? Что делает эта организация? Мы работаем на советской второй-военной фортификациях, укреплениях Советского Союза. Они называются линия Молотова. Atvykome į laukus, į Molotovo liniją, kur matome vienoje eilėje 3 esančius bunkerius ar netgi 4. Dabar pabandysim surinkti kitus komandos narius ir pasidomėti, ką jie čia daro, kokius tyrimus atlieka ir kaip inventorizuoja. Šarūnas. Martin. Ярик, Рафал, Ян. Мы немножко поговорили по дороге, но он сказал, что ты скажешь все про вашу организацию, кто вы такие, что вы тут делаете в Литwie. Tak, nasza organizacja to nazywa się Grupa Badawcza Krepost i w tej grupie pracujemy już od 12 lat, a wcześniej mój brat i ja pracowaliśmy od 1997 roku w rejonie Przemyśla. Później połączyliśmy siły z pasjonatami z różnych miejsc z Polski, bo my mieszkamy w Polsce w różnych miejscach, a ostatnio dołączył też do nas kolega z Litwy, Kęstutis Jankus, który nam pomaga tutaj w badaniach. I od tego czasu prowadzimy badania nad umocnieniami linii Mołotowa, która zaczyna się w Polsce w okolicach Bieszczadów, koło Jeziora Salińskiego, a kończy się na Litwie nad Morzem Bałtyckim w rejonie Palangi. I do tej pory udało nam się zlokalizować i opisać ponad 1700 obiektów tego typu. Każdy z nich inwentaryzujemy, do każdego z nich wykonujemy kartę obiektu. Zbieramy podstawowe informacje, dane GPS, jaki to jest typ schronu, kierunki, sektory ognia, jak jest zachowany, jak jest wyposażony. Sprawdzamy też w katalogu, mamy taki katalog, w którym narysowaliśmy sobie większość schronów. To są nasze pomiary, konstrukcje jakie są. Przypisujemy na podstawie tego katalogu konkretny typ, schron do konkretnego typu, a później wprowadzamy to wszystko do bazy danych, mamy taki system informatyczny i na podstawie tego jest budowana mapa z lokalizacjami umocnień na terenie Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. W Litwie jest po Wikipedii 101 bunkier. Nie, to nieprawda, około 250 w tej chwili, a to jest może połowa, a half of all of them. 500, you think? 350 maybe. Około 350 na Litwie może być. Apie 350 bunkerių Lietuvoje yra. W Polsce mamy ponad 1000. A всего сколько их есть? Wszystkich w tej chwili my w bazie danych mamy 1790 na ten moment,
a wszystkich może być tak około 2000. Pasižiūrėjom žemėlapiuose, pasižiūrėjome palydoviniuose schemose, kur jau sudarytos yra. Ir dabar einam iki sekančio bunkerio. Šitas jau sakė, yra išmatuotas, suskaičiuotas ir pažymėtas. Bet yra dar vienas, tai aš dabar eisiu kartu su jais ir pabandysiu pasižiūrėti, kaip jie dirba ir ką jie daro su tais bunkeriais lietuviškais. Šiaip įdomus faktas, kad šiems savanoriams, mokslininkams, kurių niekas nefinansuoja, pavyko padaryti gerokai daugiau darbo negu už atlygį dirbantiems istorikams. Mat, daugybė oficialios informacijos, kur yra pateikta internete ir knygose apie šią Molotovo liniją, pasirodo yra klaidinga. Artėjom prie bunkerio, šis yra šiek tiek mažesnis už tą, prie kurio mes pirmai stovėjome, bet apie jį jau nieko nepapasakosiu, nes jau jie baigė darbą. Nesinori trukdyti, tai dabar tiesiog judam prie šito. Šis bunkeris jau yra inwentoryzuotas, jisai jau turi numerį. I ten ma nadany już numer 3, więc my kontynuujemy tą numerację, więc już wiem, że ta karta do obiektu, którą wypełnię za chwilę, ten schron będzie miał numer 3 na tym punkcie oporu. Taip, čia yra šio gynybinio punkto trečiasis bunkeris. Užfiksavo bunkerio koordinates pagal GPS-ą, tiek išorinių kraštinių, tiek ir centro. Užsirašė, taip pat išmatavo sienų ir lubų storį. Tai irgi pasirodo yra svarbu, nes bunkeriai skiriasi. Tiek storis sienų, tiek ir lubų. Viską fiksuoja duomenys į planšetinį kompiuterį, taip pat atsarginį variantą daro popierinėme. Nors šis bunkeris nebuvo pabaigtas statyti, tačiau jis vis tiek buvo apšaudomas. Pasak Lenkijos specialistų tyrinėtojų, vokiečiai eidami, puldami šio fronto liniją, net nesitikrindavo, ar bunkeris yra tuščias ar pilnas, tiesiog šaudydavo juos be jokios atrankos, arba tiesiog susireguliuodavo savo patrankas. Šių bunkerio viduje yra interjeras padarytas gana įdomiai. Štai jeigu pastebėjote, yra pagrindinė betoninė siena, paskui yra metalinė armatūra ir smulkesnės vielos. Sienas tokiu būdu darydavo tam, kad viduje sprogus sviediniui skeveldros nešoktų nuo sienų. Šitos sienos sukelia ir smūgio bangą, ir skeveldras. Netgi matau, sviedinys buvo sprogęs štai čia, nes štai grindyse yra išsprogus didelė skylė ir yra pažeistos metalinės lubos. Visos lubos yra išvagotos skeveldrų. Pabandysiu pakalbinti vieną iš grupės lietuvių. Kas tai? Gali kalbėti? Galiu. Labą dieną visiems. Labą dieną. Papasako, ką tu čia veiki su jais. Tai va, realiai su šita grupė dirbu jau 2 metai. Pats su jais susikontaktavau, parašiau prieš 2 metus, nes reiškia, jie dar nebuvo renkę ekspedicijas, pilnos ekspedicijas Šiaulių įtvirtintam rajone, iš kur aš ir gyvenu realiai. Tai va, jiems parašiau, susibendram, susidraugam ir praktiškai tuos 2 metus per tuos 2 metus adaptavausi grupę, pilnai dirbu su jais ir stengiuosi kuo daugiau dalyvauti ekspedicijose. Kaip tu vertini faktą tai, kad Lietuvoje istorikai tyrinėjo šią visą teritoriją, tyrinėjo Molotovo liniją ir oficialiai pateikti duomenys apie tos bunkerius, bet jie yra iš esmės klaidingi? Jo, tas Wikipedija, tas skaičius 101 realiai net neįsivaizduoju, iš kur jis yra ir kaip matai, kaip pat kolega pasaka, jų yra ir daug daugiau, 2, gal net ir 3 ir realiai iš kur tas skaičius tikrai negaliu pasakyti, nežinau. Pilnai kas nors iš Lietuvos istorikų būtų pilnai ištyrinėjęs Lietuvą, tai realiai mes pirmi. Tai ir ne tik Lietuva, turbūt apskritai visą Molotovo liniją tyrinėja šitą grupę pirmoji. Daugiau iki šiol jinai nebuvo tyrinėta. Šiaip kas yra išleistas, tarkim, knygas ar šiaip kokie šaltiniai, tai konkrečiai orientizuojasi į vieną įtvirtintą rajoną, pavyzdžiui, Brestą, Gardiną ar Šemišlio, bet niekas dar apart mūsų, ta prasme, nekeliavo, nerinko informacijos iš visos Molotovo linijos. Čia yra gynybinė pozicija, kovinė pozicija. Gudrus čia toks dalykas padarytas. Papasakok truputėlį apie tai, kaip šitie gynybiniai mazgai veikia. Tai va, realiai sukurkim gynybinį mazgą ir pastatykim tam gynybinį mazgą 10 objektų. Realiai iš to gynybinė visą, iš tų 10 objektų, gal, sakau, maksimum 3 bus atsukti į fronto pusę. Ir visas gynybinis mazgas kurs taip, kad įsiveržus priešui, kad tas priešas būtų apšaudęs
iš visų pusių. Ir duokim paprastą pavyzdį, prieki bunkeris, prieš tą bunkerį, tarkim, kokia kalva ar akmuo. Tu iš to bunkerio ugnies negausi, bet tu gali iš šono, tu gali iš galo, tu gali bet kurios pusės ugnies gauti. Ai, tai jie taip toksai padarytas kaip tinklas, Taip, ta prasme. Kaip voratinklis. Vot į žemėlapį pasižiūrėjus, kaip nusistatom šaudymo kryptis, viskas sukeliam į žemėlapį, viskas labai aiškiai matos. Kokie pagrindiniai idėjai yra. O klausyk, o tai kam tada daryti skirtingom kryptim, jeigu galima ant viršaus padaryti vieną patranką, kuri galėtų sukiotis visom kryptim? O čia geras klausimas, bet šiaip ką mes čia visą, aš bent jau tą vadinu, tai homo sovietikus. Homo sovietikus. Nes, kaip paprastai pasakyti, rusas paprastai planavo savaip, savom mintim ir mes realiai nežinau, kas tada tais metais buvo inžinierių galvoj, kaip jie viską mąstė. Šitą angą ėjimai ginti, to esi DP28 kulkosvaidis. Šitą angą yra iš filtro, skirta atnaujinti, atšviežinti orą būtent visam bunkeriui, išvienodintis slėgį ir labai efektyvus dalykas prieš dūminės ar cheminės atakas. Bunkeris buvo hermetiškai uždaromos, durys buvo hermetinės. Realiai šituose vietose paprastas grotas, duris, bet iš grotų padarytas. Ir dar matosi originalas, kur turėjo, reiškia, montuotis šitos grotas, bet nesumontavo, o toliau sekančias duris pilnai hermetiškas. O kurio vietoje sekančios čia būtų? Tai va čia jos būtų, atrodo daug vietos, bet realiai, kai sumontuotas duris, tai iš tų durų tik va, šitoks plots belieka. Ir būtent konkrečiai su tuo objektu betonavimo darbai atlikti super gerai, nes realiai, kiek pats esi matęs, labai daug objektų skylę sienai, negražus betonavimas, puikiai suvibruota, puikiai padaryta. O šita patalpa buvo grynai tokia pereinamoji, dvi hermetiškas duris, čia postas gintėjimai. Šita patalpa, realiai šitos patalpos gali eiti į visą bunkerį, tai nežinau, galim čia eiti į šitą pusę. Pas esam viduriniai patalpoj, apačioj matosi skylė, toje skylėje turėjo montuotis bakas dyzelinui, būtent generatorius. Tai yra šitoj patalpoj. Ant grindų matosi po 3 vienoje pusėje, po 3 kitoje pusėje montavimo taškai, kur montuojasi generatorius. Kablys, jeigu reikia remontuoti generatorių, kažką pakelti, gyvo jėga tikrai nepakels tokio dalyką ir tas kablys paprasčiausiai permanomas, ar kažkoks trosas, ar kabelis. Ir tas kablys naudojamas būtent to generatorius priežiūrai. Šitas vamzdis realiai išsiskyrusioms dujoms išeiti laukan. Grynai šitoje patalpoje ganėtinai nedidelį buvo sumontuotas filtras. Tas pats vamzdis, kuris buvo matyts prie įėjimą, automatiškai tiesioginis susisiekimas su filtru. Plius per šitas skyles pro šitą visas vamzdynas iš filtro išvagojamas po visą bunkerį. Patalpoje yra ryšių mazgas. Grynai šitoje vietoje, kur aš stoviu, skylė yra lubose, tuose lubose būtų dar montavusias vamzdis, tam vamzdį periskopas. Čia dar būtų specialus paduks tam periskopui. Ir periskopas kaip povandeninių laivė realiai. Ta pati esmė taip valdosi. Ir čia pat šalia, tik dabar nematau, va čia, šitoje vietoje turėjo ir realiai šitos vietos turėjo būtent tam skirtas montuotis pačiam ryšių mazgui radijai, o per šitą skylę radijai anteną. Tai čia būtent yra ta silpnoji bunkerio vieta, per kurią jos naikindavo. Per periskopo skylę. Realiai, jeigu tas vamzdis būdavo sumontuots, ant viršaus yra judinamas dangtukas. Tai su tuo dangtuku realiai gal tą skylę uždaryti. Bet kai prašo, nėra problemų tą dangtuką nulaužti. Gerai, kas toliau? Toliau kovinė pozicija, kaip aš suprantu. Alputė. Oi, fui, lapę radom negyvą. Čia yra gynybinė pozicija, kovinė pozicija. Čia stovėdavo. Ši patalpa yra kovinė ir toj patalpai yra sumontuota NPS-3 sistema.
Ant PS3 sistema sudaryta iš Maximo kulkosvaidžių, ten, kaip Wikipedia rašo, 1.9.10, pasviras brūkšnys 30. Tokio modelio Maximo kulkosvaidis. Montuojasi lafetas, tas lafetas reiškia, sudaro galimybę judinti kulkosvaidį 30 laipsnių į vieną kampą, 35 ir 35 laipsnius į kitą kampą. Plius, nežinau kaip lietuviškai pavadinti, bet panašiai kaip guolio sistema čia yra, tokia padaryta kaip obuolys. Ir visas šarvas pro tą obuolį yra iškišamas, reiškia, tas kulkosvaidžių vamzdis. Virš kulkosvaidžiai yra KTP optinė sistema. Viso šito dalyko šarvų storis, jei neklystu, 1 metras. O metalo ar čia kartu su betonu? Kartu su betonu, nes realiai tą ploštį gal piršto storumą ir kartu yra viskas sujungta su betonu. Ir kas įdomus dalykas, ganėtinai retas, statant šį bunkerį, inžinieriai turėjo tuo pačiu metu ir va šitą ambrazūrą. O realiai, kur sutinkam bunkeris be ambrazūros, tos ambrazūros turėjo būti sumontuojamas vėliau ir būtent stoge buvo paliekamas skylės sukrėsti betonai susidarius tarpus. Tai va, o čia dar matosi identifikacinė lentelė, tik čia va dabar gaila nesimatys. Ant tos lentelės yra užrašoma gamykla, kurioje ambrazūra pagaminta ir tos ambrazūros numeris ir metai. Šiuo atveju kamerai gal nesimatys, yra Zavod N92. Reiškia, tokiu pavadinimu gamykla ir numeris 563, 563 numeris metai 1940. O tas gamyklos numeris, kur ta gamykla yra? Čia Rusijoje ar Ukrainoje šita gamykla? To gerai nepasakys, bet man atrodo Rusijoje. Gerai. Buvo pora gamyklų Ukrainai, man rodos NKMZ, kuri darė L17 sistemą, bet šitą mano, jie neklysta Rusijai. Ir dar grindyse matosi labai patogus dalykas kariui. Šita anga buvo vėliau daug susisaurinama vienu vamzdžiu ir tuo vamzdžiu buvo šalinamas tūtos laukų, kurios buvo išmetamas, reiškia, šaudant kulkosvaidžiui. Plius sienai matosi dvi skylės, tuose skylėse montuojasi alkūnės formos plieniniai elementai ir ant tų elementų montuojasi vandens bakas aušinti kulkosvaidžiui. Ir tą kulkosvaidį neklystų grubiai aptarnavo du žmonės, reiškia, vienas šaulys ir vienas užtaisytojas ir plius, jei neklystų, sukdavo rankinikę, kad vanduo būtų pompuojamas ir pastoviai cirkuliuotųsi kulkosvaidžiui, kad jis būtų aušinamas. Čia šulinys yra, papasakok, kam jisai skirtas. Tai vat, vienas gudrus čia toks dalykas padarytas priekį, yra matoma maža ambrazūra DP28 kulkosvaidžiui, reiškia, skirta ginti įėjimą. Ir šitam pačiam taške yra vienas šulinys. Realiai, jeigu jis būtų sausas, jei neklystų, Lenkijoje esame matavę apie 9 metrų gylį. Oho. Po pirmo rentinio yra evakuacinis taškas. Tas taškas kaip mažas tuneliukas, reiškia, kaip tiesiai matai laukas, taip ir išeini tuneliukui ir pagrindim tu išlendi lauk. Nu, reiškia, evakuacijai, o tas toliau šulinys yra būtent vandens atsargom. Supratau, įdomiai padaryta. O dabar čia nesimato to šoninio išėjimo evakuacinio? Matysis tas pirms rentinys, va tas grinai tuneliuks, bet jis ten, kiek žiūrėjau, užvarstas yra. Tai va, esam kitoj koviniai patalpai, kurioje matuojasi DOT-4 sistema. DOT-4 sistema sudaryta iš 34 metų modelio 20K patrankos, 45 mm. Realiai ta patranka buvo tankinė patranka naudojimas T-26, bistrachodiniai tankai, BT tankų serijos, plus super sunkusis T-35 ir ten dar keletą tankų. Tai va šita sistema padaryta iš būtent tos patrankos pagrindų, plus montuojasi DS-39 kulkosvaidis ant viršaus. Ir viskas yra, taip pat turėjo būti sumontuojama ambrazūra, metalinė ir plus ant to lafeto, reiškia, ta visa patranka gali suktis į vieną pusę 35 laipsnių kampu ir į kitą 35 laipsnių. Iš viso kai kur nurodoma 60, kai kur 70, nu, tame tarpe. Čia ta skylė tai lygiai tas pats, gelzim iškristi laukų ir šiaip ta patranka realiai šitoj patalpoj užimtų tikrai nemažą vietą. Ją aptarnauja grubiai 3-4 žmonės, šarvų storis tas pats kaip ir ant PS3, 1 metras.
Kodėl užbetonuota štanga? Čia jau paskui tarybinė Čia jo tarybinė armija, va iki tų 58 metų, kai rūpinosi. Prižiūrėjau paskui užmūrė, kad reiškia nieks nelandžytų ar nesužeistų taip toliau. Tai va, kažkur tame tarpe ta anga buvo užmūryta. Plius įdomus faktas, visa sistema, tik bijau pameluoti ar su patranka ar be, svėrė 3,5 tonus. Ir kaip jie čia įtalpindavo į šitą vietą? Per lauką kažkaip įkeldavo? Jeigu reiškia, inžinieriai neturėjo tuo pat metu ambrazūros, kai buvo statomas visas bunkeris, ambrazūra dalys į vienas dalis. Viena dalis yra įnešama viduj, kita dalis pro lauką ir tada varžtai sujungiama. Po šitas kelias vėliau pro stogą buvo krečiamas betonas į susidariusias ertmes. O tai kaip patranka, ar patranka čia dalimis įdėždavo ir vietoj surinkinėdavo, neaišku. Tikriausiai, kad nes realiai tu nei pro lauką, nei pro reiškias, nei pro vidų, tu neišardęs tuos patrankus neįtalpinsi niekai. Čia ant sienų dar matosi mediniai lentos. Čia yra statybiniai klojiniai likę. Originalus. Iš esmės, manau, kad mes galim laidą jau baigti, nes tiek, kiek čia galime informacijos gauti, aš nesutalpinsiu net į 2 laidas. Ačiū, kad žiūrėjote, iki susitikimų kitose laidose. Viso.